Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu Karolio Dambrausko ir Tomo Marcinkevičiaus tekstą Už New Nordics geresnė Lietuva. Perskaitę Ievos Koncevičiūtės pamąstymus apie naują šiaurietišką Lietuvą, pirmiausiai norėjome juoktis ir lengvai pasišaipyti. Atrodė, kad jie mus pasiekė iš alternatyvios realybės, kito pasaulio, kuriame gyvena Ieva. Visgi traukti per dantį ir pirštų rodyti į kvailybę – malonus, bet nelabai produktyvus užsiėmimas, tad netruko dingtelėti mintis, kad turėtume būti savotiškai dėkingi Ievai už jos tekstą. Mat jis suteikia pagrindą atsispirti ir pagalvoti, kokioje šalyje norėtume gyventi ir kokioje gyventi galbūt pasirašytų net ir pati Ieva. Taigi, kaip galėtų atrodyti Už New Nordics Lietuva geresnė Lietuva? Įsivaizduokit, kad sėdate savo teksto rašyti erdvėje ir šviesos kupinoje bibliotekoje, kur nors Pašilaičiuose. Šalia vyks gyva paroda, kurioje senjorai pasakos vaikams, kaip žmonės Lietuvoje gyveno seniau. Apie Koncevičiūtės laikų Lietuvą, kurioje seniai karo nebuvo. Ir apie tai, kaip senosios Škodos virto šiuolaikiškais autonominės ridos autobusais. Jau 14 metų juos sėkmingai surinkinėja ir eksportuoja viena Vilniaus savivaldybės įmonė. Prisimenat pokalbį su simpatišku pusamžių vyru, sutiktų Bokšto spa, kai praėjusią savaitę užsukote tenai su 3 draugėmis po darbo. Aptarinėjot artėjančius mokyklinius egzaminus, kuriuos netrukus turės laikyti jūsų atžalos. Negali būti, kad Laumenskienė šiais metais nebuvo atostogose. Mano dukrai tuoj matematikos egzaminas, mokytoja turi būti šviežia kaip bitutė. Piktinosi viena draugė mokytojai gresiančių perteigimu. Tai nugirdęs į pokalbį įsiterpė minėtas vyriškis. Atleiskit, negalėjau nesureaguoti. Mano dukros matematikos mokytoja irgi tokia pačia pavardė. Ar jūs iš Pašilaičių Kristinos Sabaliauskaitės gimnazijos? Ką veikia mokyklos direktorė? Reikia tą mokytoją tuoj pat išsiųst atostogų. Vyriškis į spa prakaito nusiplauti užsuko po darbo švaros brolių plovykloje. Namo pas dukrą grįžęs vienišas tėtis tądien dar pagalvos. Velnias kaip gerai. Mano tėvai, irgi mokytojai, anksčiau daug dirbo už griušius. Paskui mano mokytojai uždirbo daug, bet ir žiauriai persidirbdavo, nes trūko mokytojų. O dabar didžiausia problema, kad mokytojai nenori eiti atostogų. Visai ne kaip ūkose, kuriuose kadaise gyvenau. Su šiuo vyru keliai vėliau dar susikirs madingiausiame tų dienų Vilniaus naujosios rytų Europos virtuvės restorane Bulvė. Prieš metus išpopuliarėjusiai veganiškai vietai pavyko iš naujo išrasti dviratį lankytojams pasiūlius naujų gurmaniškų patiekalų iš anksčiau skurdo ir pilkumo simbolių laikytos bulvės. Klausydamasis visų tų pasakojimų apie praėjusius laikus prisiminsite, kad New Nordics buvo tas jūsų kartą apibrėžęs naratyvas su Gedo prospekto Zara ir Circle K. Kaip juokingai šiandien atrodo tas anuomet demonstratyviai gyventas kabutėse geras gyvenimas jums ir jūsų draugams iš Malmės ir Kopenhagos. O šiandien nei superpigiai galimai vaikų Bangladeše pasiūti Zara rūbai, nei per brangi Circle K kava ar taršus kuras jau nebėra plačiai suvokiamas gero, tuo labiau šiaurietiško gyvenimo standartas. Nes ilgainiui užaugo karta, kurią ir Bokšto spa, ir Toda, ir privati mokykla, ir anglų kalbos stovyklos Oksforde, ir kelionės į Tenerifę per vaikų atostogas, ir vasarnamis Nidoj tiesiog nebedaro tokio teigiamo įspūdžio. Į Bokšto spa įkopė jau visi, kas dirba ir uždirba. Toda patiekalai įperkami taip pat. Vasarnamis Nidoje išgali tik visiški milijardieriai, užtat valstybės apmokamų vaikų stovyklų Nidoje netrūksta. Tiesa, jūsų laikais vaikai vasaras leisdavo Tenerifėje, bet klimato kaitos padariniai pavertė Ispaniją beveik negyvenamą dykumą. Jei kam Lietuva ir tapo New Nordics, tai 500 000 klimato kaitos migrantų ispanų. Jie taip ir vadina mūsų šalį, bet mums ji tiesiog Lietuva. Netrūksta čia ne tik vienaragių, bet ir sėkmingai veikiančių valstybinių aukštųjų technologijų įmonių, kuriuose tiesiogiai taikomi šalies aukštųjų mokyklų ir mokslinių institutų išradimai. Pirmauja, žinoma, tradicinės lazerių, biotechnologijų ir atsinaujinančios energetikos pramonės šakos. Nors Eurovizijos vis dar nelaimėjom, bet filmų pramonė jau seniai vakariečiams nieko neprimena. Tik savo paties skoniui dar sunkiai įtinkam. Nors mūsų kino kūrėjų namuose po auksinėmis palmės šakelėmis jau seniai čilina Berlyno lokiai ir ne tik, bet, atrodo, seniai įpročiai miršta sunkiai. Vis dar randam kaip save pakritikuoti. Tik geranoriškiau, nebesenoviškai. Kaip lietuviškam tai nieko. Susisiekimas šalyje puikus. Ir ne tik šalyje. Naujų europinės vėžės traukiniu riedame iki Varšuvos, o nuo ten į visas 4 puses. Iki Lisabonos, Palermo ar Atėnų. Su atlaidžia nostalgiška šypsenėlė lūpose prisimenam, kaip visur lakstėm Ryanairais ir Vizierais. Suspausti kaip karvės tvartuose, užsiknisę, oro uostose valandas prakiurksoja.
Dabar jei kur ir skrendam, tai nebent į kitus žemynus, kur jau dėl tikslo, dėl įspūdžio verta paaukoti patogumą ir šiek tiek ekologijos. O po Europą ir jos apylinkės patogiai išsidrėbę, kojas ištiesia, važinėjam traukiniais. Kam papildomą euriuko negaila, tai ir miegamosiuose vagonuose pernakvoja. Suskystintų dujų terminalas dabar jau plaukiojantis nepriklausomybės muziejus, nes tiek dujų mums jau nebereikia. Energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pasigaminam pakankamai. Perteklių draugė su ES parduodam JAV, neseniai per Atlantą nutiestais kabeliais. Padedam laiku nuo angliavandenilių adatos nenušokusiems amerikonams išgyventi žiemą. Tyliai juokiamės į rankovę ir sakom, Yes, we can. help you. Kažkas po daugybės metų savivaldybės Rusiuose rado žaliojo tilto sovietinės skulptūras. Senjorai Facebook'e pradėjo paustinti tą temą it pašėlę. Akimirkai net šiek tiek atsigavo senuko Facebook'o akcijos. Kalbos apie skulptūras kažkaip ištrūko iš Facebook'o burbulo. Apie skulptūras pradėjo rašyti vietinė žiniasklaida. Konservatorių partijos deleguotas švietimo ministras išreiškė susirūpinimą, kad niekas nebeprisimena, kas to sovietinės skulptūros ir kas to sovietmetis. Žinoma, prirašyta įvairiausių knygų ir apie jį, ir apie po jo ilgai gyvavusių amžinos aukos, ašaros dievo akį tropą. Ir mokykloje apie Sovietų sąjungos laikus dėstoma niuansuotai. Betgi artefaktai neįkainojamas dalykas. Todėl būtina jas grąžinti. Tam, kad šiuolaikinė karta galėtų prisiminti ir prisiliesti prie autentiškos sovietinės praeities, skulptūros grąžintos ant žaliojo tilto. Tiesa, jas kiek pakeitus, pridėjus paaiškinamosius informacinius stendus ir kai kurių jų veidus apvožus metaliniam dėžėm. Taip, kaip pavaizduota vienos meno istorikės rastuose archyviniuose, kažkada 1 ar 2 dešimtmetį darytose meninės instaliacijos nuotraukose. ES mums jau nebe sąjunga, į kurią įstojome, nebe nupratėjęs Briuselis, o sąjunga, kurioje aktyviai dalyvaujame. NATO vis dar yra ką veikti. Po tikrai nenusisekusio karo su Ukraina, Rusijoje stojo rimta suirutė ir velniai žino, ko iš jos galima tikėtis. Bet į ankstesnio pobūdžio nuotykius, kaip kadaise Irake ir Afganistane, Šiaurės Atlanto organizacija nebesileidžia. Po to, kai radome ir nubaudėme už CŽV kalėjimą ant aviliuose atsakingus asmenis ir nusiplovėme reputacinės dėmes, su Švedija, Suomija ir kitomis kaimynėmis sėkmingai priešinamės bet kokioms karinėms NATO intervencijoms. Lietuvoje mes jau seniai diskutuojam apie klausimus, kurie nėra vien tik apie mūsų išlikimą. Todėl daugiau laiko turime lokalesniems, kasdieniškesniems namų bendrijų, darboviečių, rajonų, kaimų, miestų ir regionų problemoms. O taip pat ir žiūrėjimui kiek toliau savo nosies. Diskutuojame, kaip tvarkyti su klimato kaita ir jos keliamomis pasaulinėmis problemomis. Kaip užtikrinti nuo jos bėgančių migrantų saugumą, kaip nenuskriausti nei jų, nei vietinės darbo rinkos. Kaip užtikrinti saugumą visame pasaulyje, o ne tik privilegijuotose regionuose. Mūsų pačių gynyba adekvačiai finansuojama iš kapitalo mokesčių. Itin pasiteisino sprendimas padidinti mokesčius juridiniams asmenims. Pasaulis vis dar nesaugus, bet esame neblogai pasirengę. Po ilgų laisvosios rinkos aukštinimo metų valstybė auklė grįžo. Tarp jos darbų pokario Suomijos pavyzdžių statyti bunkerius bei rūpintis, kad galimam karui pasiruošusi būtų visa visuomenė. Kalbos inspekcijos seniai nebėra, kalbos niekas nereguliuoja, tik VLKK ją vis dar stebi, tyria ir dalina neprivalomus patarimus kalbos klausimais. Medžiai miestuose užaugo tokie, kad jau galima prisėsti po jų lojom ir išgerti kavos puodelį karštą vasaros dieną. Visa tai po įvestų griežtų bausmių už nemotyvuotus kirtimus tiek miestuose, tiek miškuose. Sengirės fondas stagnuoja, bet vienas jo įkūrėjų Mindaugas Survila džiaugiasi. Valstybė išplėtų saugomų miškų plotus, sengirių tuoj apsaugosim tiek, kiek laisvosios rinkos mechanizmų pagalba fondui ir per 100 metų nebūtų pasisekę. Veiklą iki minimumo apribojo Lietuvos Raudonasis kryžius, Maltiečiai ir panašios labdaringos organizacijos. Gyvenam taip gerai, kad jų pagalbos tiesiog nereikia. Daugiausia liko administracinės funkcijas vykdantis personalas, kuris koordinuoja humanitarinę veiklą klimato katastrofų nualintoje Pietų Europoje ir po karo atsigaunančioje Ukrainoje. Tiesa, neseniai skaitėte, kad anksčiau veikia kažkokie maisto bankai. What? Kosmosas. Pievos žydi, pelkės atkurtos, žemdirbiai toliau ūkininkauja, tik naujoviškai. Ekstensyvi žemdirbystė orientuota į eksportą ir prikūlimo rodiklius patyrė krizę, kai 3-ame dešimtmetyje su traktoriais į sostinę suvažiavę ūkininkai sėkmingai pasipriešino reformoms. Ilgainiui jų dirbama žemė išseko. Iš sudykumėjusių laukų nebuvo nei ką kult, nei ko užaugint. Tad ūkininkai patys ėmėsi naujų metodų žemės ūkio veiklą derindami su aplinkosauga ir turizmu.
Užliejamose pievose ganosi gyvuliai, atkurtose pelkėse – turistai. Užauginti grūdai ir derlius keliauja ne į Saudo Arabiją, o į mokyklų valgyklas. Trumposios grandinės, baby. Ir jokios paramos radikalų islamą remiantiems saudų princams. Mūsų tėvams dar atsiliepė sovietinė istorija. Jie dar turėjo skurdžias vaikystės. Jie dar žinojo, ką reiškia gariūnuose ant kartono matuotis kelnes kūno kultūrai. Nors ir gerą išsilavinimą gavę, mūsų seneliai buvo nuolat persidirbę ir savo atžalas laukinio kapitalizmo metais augino visiško nesaugumo atmosferoje. Tada tai buvo, arba kuri verslą, arba skursti. Mūsų tėvai verslą jau galėjo mokytis ISM ar kokioj Kopenhagui gauti verslo administravimo magistrą. Reikėjo kelių kartų, kad suprastume, jog verslas nėra panacėja. Kad rinka, nors ir turi fantastišką kūrybinį potencialą, be priežiūros tampa žiauri ir ima ryti pati save. Užtenka paminėti neseniai skaitomiausių knygų topuose atsidūrusią ISM profesoriaus emerito Raimondo Korlenskio ir gyvenimo kaučerio Eligijaus Masiulio memuarų knygą Thinking and Living Out of the Box – asmeninė laisvosios rinkos istorija. Tikrai gerai surašyta, graudi ir pamokanti istorija. Mūsų tėvai dar skaitė ir citavo savo laiku didelį įtaką padariusią psichologės Danutės Gailienės knygą Ką jie mums padarė – apie sovietmečio traumas, kurias su savimi nešiojosi posovietinės kartos atstovai. Mesgi jau baigiam gydytis posovietinio laukinio kapitalizmo traumas. Ką jie mums padarė, mums reiškia kiek kitus dalykus. Posovietmetis mums asocijavosi su tėvais, kurie amžinai buvo kaip medis storų kamienų ir didelėm šakom, po kuriom dėl tėvų vikrumo, sumanumo, atsparumo ir rūpesčio buvo visko, tik nebuvo jų pačių. Mačakos buvo per aukštai, kad galėtum jas apkabinti. Panašiai kaip amžinai išvykę arba nenamie esantys tėvai. Jie spekuliavo arba dirbo per 3 darbus, kad mus išmaitintų ir užaugintų dėkingais ir darbą vertinti mokančiais žmonėmis. Į mus, savo ateitį, sudėję daug vilčių. Jie dėl visko kaltino sovietmetį, nors jos drožė jau nepriklausomybės laikų naujo gyvenimo ir naujos Lietuvos statytojai. Bet mes užaugam. Išmaišę Tenerifės, Kalifornijas ir Havajus, laiko savo seniems tėvams turime mes. Pagaliau galime atsigriebti ir nieko nekaltinti. Kartu nueinam ir į Olego Šurajevo, jis vis dar gyvas ir vis dar juokingas, šou ar nuvažiuojam į Laskalą paklausyti operos. Valstybei nusprendus panaikinti šimtmečio viduryje išplitusią atskirtį, buvo nutrauktas privačių švietimo įstaigų subsidijavimas valstybės lėšomis. Privačios mokyklos savo veiklą, žinoma, tęsė toliau. Tačiau perskirstyti finansai ir pamažu pakelti mokesčiai padidino valstybės biudžetą ir leido samdyti daugiau pedagogų už geresnę algą. Mokytojo profesija iš deficitinės pagaliau tapo ne tik prestižinė, bet ir gerai apmokama. Ne 2025-aisiais, kaip tais laikais buvo juokiamasi, užtruko kiek ilgiau. Dalis mokytojų iš privačių mokyklų grįžo dirbti į valstybinės. Tėvų laikai susiformavusi paralelinė korepetitorių sistema nunyko, nes nebeliko poreikio. Švietimas tapo šalies prioritetu, o mokytojai viena geriausiai apmokamų profesijų. Mokinių pasiekimai sostinėje ir regionuose ėmė reikšmingai nebesiskirti. Nebeliko ir mokyklų reitingavimo, nes visos mokyklos tapo geromis. Švietimui tapus prieinamu visiems padidėjo gyventojų galimybės startuoti iš vienodų pozicijų gyvenime. Valstybė įvedė ne lygiavą, o lygias galimybės. Šiandien net ir turtingiausi tėvai nesibodi savo vaikų leisti į valstybinę švietimo įstaigas. Panašiai ir su sveikatos apsauga. Tiesa, eilės vis dar egzistuoja, tačiau laukti tenka jau ilgiausiai mėnesį kitą. Nieko nebestebina šeimos gydytojai arabiškomis pavardėmis ar chirurgės moterys. Pagal paskiepytų ir imunizuotų vaikų skaičių pirmaujame Europoje. Trečiajame dešimtmetyje Europą stebinę susirgimų tuberkuliozę mastai Lietuvoje ilgainiui buvo suvaldyti. Psichologo pagalba dabar plačiai prieinama visose šalies poliklinikose. Pasirodo, ko reikėjo, tai psichikos sveikatą pažvelgti kaip į politinę problemą. Priklausomybės nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų skaičiai sumažėjo tiek, kad galime nebe naujais draudimais užsiimti, o gilintis į problemą iš esmės. Su priklausomybė nuo lošimų sunkiau, tebesitęsia pandemija. Rimčiau dėl jos diskutuoti pradėta, kai 3-ojo dešimtmečio viduryje šalį supurtė vieno stadiono statybų istorija. Internetinėme kazino vieno fondo vadovas pralošė beveik 16 milijonų statyboms skirtų pinigų. Mūsų tėvams siaubą kėlė tualet popierinės dešreles valgantys vaikai. Otai, aštonkojai, antytės konfi ar dešrelė iškapotos mėsytės jiems asocijavosi su pritekliumi ir geru gyvenimu. Niekada nebuvo ir nėra taip, kad vienodo gerumo otai būtų prieinami visiems.
Tiesa, kad vidutinės kokybės otą paprastas lietuvis šiandien gali įpirkti Lidl. Vis tik šviežiai pagautas otas vis dar per brangus. Tačiau šiandien, kai vidutinis valstybės tarnautojas gali sau leisti tiesiog geros kokybės paslaugas ir produktus, nepasiekimi aukščiausios kokybės dalykai neatrodo katastrofa. Užteko iš vidutiniško pakilti iki tikrai gero gyvenimo ir apie priteklių ir nepriteklių mąstome kitaip. Su atlaidžia pašai pažiūrimi tos čiudakus, kurie plėšasi maikės dėl aukščiausios kokybės ir gerovę matuoja vien BVP. Patiriamas stresas to nevertas. Verčiau važiuojam į sodybėlės ekologiškų paprikų ravėti, arba keliaujam, leidžiam laiką su šeima ir draugais, užsiimam bendruomeninę veiklą namų bendrijose, šachmatų klubuose, vietinėse bibliotekose ir profsąjungose, juk verslas ir rinka patys nesusireguliuos. Arba mokomės naujų įgūdžių. Na, o sustiprėjus bendruomeniniams ryšiams, žmonės jaučiasi mažiau vieniši ir rečiau patiria depresiją. Pokyčiai pirmiausiai įvyko piniginėse, o ilgainiui ir galvose. Tapom daugmaž lygiam ir gerai gyvenančią, aukštos kokybės viešosiomis paslaugomis besidžiaugiančią ir dėl to nemažai laisvalaikio turinčią visuomenę. Nes įsisąmoninom, kad tvari gerovė ateina ne iš alkio, kurio nestigo mūsų senelių ir ypač tėvų kartai, o iš bendradarbiavimo. Kai pagaliau panorome ne tik nuoširdžiai pakviesti susitarti, bet ir iš tiesų girdėti vienas kitą, pavyko susitarti dėl to, kas gerai ne kiekvienam atskirai, o visiems drauge. Atsirėmę į valstybę ėmėme kurti naują šalį. Ne prisiminimai apie skurdžią praeitį, o gal kiek utopiškos ateities vizijos ėmė mus varyti į priekį. Baigėme optimizuoti ir pradėjome maksimizuoti. Bet saikingai ir ne dėl Excelio skaičiukų ar britų turisto Islandijos gatvėje nuomonės. Toks ir buvo skirtumas tarp New Nordics ir savigarba atradusios naujosios rytų Europos Lietuvos. Arba tiesiog Lietuvos. Koks galiausiai skirtumas? Daugiau GPB tekstų ieškokite gpb.lt, o jų garso įrašų visur, kur radote ir šį. Mus paremti galite per Contribui, PayPal ar Patreon.